dažnai girdžiu tokius pasakymus. Man viskas gerai ir aš susitvarkau su savo gyvenimu, aš susitvarkysiu. Tai už to iš tikrųjų slypi, kad žmogus nežino, kaip elgtis, ką daryti, kad jisai kartais net nesiorientuoja, kur jisai yra. Ir net dažnai po tokių dalykų būna, kad ten dar po to būna blogiau, nes iš to streso, iš tokios mobilizacijos, įsitempimo, kad dabar yra blogai, bet man viskas gerai, tiesiog žmogus bijo pasižiūrėti save, bijo pasižiūrėti, kas ten nėra gerai. Ir jisai bijo kitam parodyti, kad aš esu silpnas, kad aš užstrigau, kad aš esu aklavietėj, aš tiesiog nežinau, kaip daryti. Čia nereiškia nesusitvarkau. Čia tiesiog šiuo momentu aš turėčiau sustoti, susivokti, išanalizuoti, kur esu ir ką toliau daryti. Bet dažnai būtent tokie momentai tai būna, kad čia yra stresinės situacijos ir aš bijau sustoti. Nes yra mūsų būtent 3 pozicijos instinktyvios, kad bėk, mušk, mirk. Čia tiesiog, kad tam, kad išgyventi, aš turiu kažką daryti. Ir dažnai būna, arba aš tiesiog užstringu ir nieko nedarau, tai tada tokiuose situacijose daug miegu, visiškai negalvoju, tegul eina viskas savo eiga ir kažkaip susitvarkys, tai visada susitvarko. Arba, pavyzdžiui, aš bėgu aplamai nuo problemų visai į kitą pusę, bet problemos tai nedingsta ir jos vis tiek kažkaip tempsis. Arba, pavyzdžiui, aš mušu, tai aš pradedu pult visur, o ne bandyti kažkaip pakeisti situaciją, išsiaiškinti kokią situaciją, komunikuoti, o aš tada puolu. Čia irgi yra iš baimės, būtent, kad dabar aš esu stresiniai situacijai. Ir žmogus, sakydamas, kad aš susitvarkau, man viskas gerai ir aš susitvarkysiu, tai tiesiog jo visos mintis yra galvoj, visiškai atsijungi, žinot, čia kaip nukirsta galva, aš visiškai nejaučiu savo kūno, aš visiškai nejaučiu jo poreikių ir tiesiog kažką darau tam, kad tiesiog kažką daryti, arba nieko nedarau tam, kad irgi kažką daryti. Ir čia nėra blogai, bet ir čia nėra gerai, nes jeigu net situacija kažkaip išsispręs savaime, jinai vis tiek kažkada pasikartos, nes žmogus neanalizuoja, kodėl atsidūrė tokioj situacijai, kas privedė iki tokios situacijos, kokie būtent mano mintis, mano poelgiai sukūrė būtent tokią situaciją, kur aš nepriėmiau atsakomybės ir leidau, kad atsitiktų taip mano gyvenime. Ir tai iš tikrųjų kartuosis tam, kad jūs išmoktumėt gyventi savo gyvenimą, kad jūs išmoktumėt būti atsakingu už savo gyvenimą, už savo aplinką. Taip, iš tikrųjų gyvenimas nėra toks stabilus, pasaulis nėra stabilus ir bus iššūkių kažkokių iš išorės, kad jūs išjudint, bet tas išjudimas yra tam, kad jūs dar užaugtumėt. Nes kiekvienas toks kažkoks konfliktas, kažkoks nesusipratimas, kažkokios problemos, tai tiesiog yra, kad jūs brandint, kad jūs daugiau patirties turėtumėt, kad jūs kažko naujo išmoktumėt, tam, kad gyvenimas pats neleidžia jums sustot ir merdėt. Nes žmogaus gyvenimas tai yra tėkmė. Gyvenimas, jisai kaip upelis. Jeigu upelis sustos, tai jisai mirs, nes tada jisai pradės stovintis vanduo, jisai smirda, jisai nejuda, jisai ten apžėla, išnyksta, o gyvybė, būtent gyvenimas ir žmogus turi tos energijos gyvenimu, kai jisai juda, kai upelis teka, tai jisai kažkur pagreitį turi, kažkur tokį sulėtėjimą ir gyvenimas irgi yra toksai. Ir kaip jūs besistengtumėt, jūs neišvengsit iššūkių savo gyvenime. Bet tiesiog tie iššūkiai, tai tam, kad kažką jūsų išmokyt, kažko išmokyt. Ir jūs tada tiesiog turėtumėt sustot, išanalizuot būtent, kaip atsidūrėt, o kokia situacija, o ką aš galiu. Keletą variantų rast išėjimo iš tos situacijos. Bet iš tikrųjų kiekvienas gali, tik būtent ta baimė stabdo arba priverčia bėgti, arba priverčia mušti.
Ir čia nėra normalu, iš tikrųjų, nes tai neišspręs jūsų visų problemų. Ir tai neleis jums nekartoti šitų problemų. Ir būtent semtis žinių, analizuot, tai yra tas laiptelis į geresnio gyvenimo link. Bet tik tai kiekvienas žmogus pats turi spręsti iš tikrųjų, kaip jis nori gyventi. Ar jis nori visada gyventi, tokiam dugne, kur visada visi kalti, aš niekad nekaltas, visas pasaulis manęs nemyli. Tai iš tikrųjų, nes visas pasaulis prasideda nuo jūsų. Ir nesvarbu, kiek jums metų, nesvarbu, kokią vaikystę turėt, kokią jaunystę turėt, jūs šiandien esat suaugęs, nes aš sakau, jau 18+, ir jūs esat suaugęs ir jūs patys kūrėt savo gyvenimą, jūs patys prisimat atsakomybę už savo gyvenimą, jūs patys sprendžiat, ką įleisti į savo gyvenimą, ko neįleisti, jeigu jau kažkas ėjo ir kažkas ne taip, tai ką su to padaryti. Tai žinote, čia yra kaip jūsų namas, jūsų kambarys ir jūs atidaro duris. Taip, gali būti skersvės ir įpūs kažką, bet čia vis tiek jūsų ribos, būtent jūsų sienos, čia yra jūsų gyvenimas. Ir ką jūs su to, ką įpūtė, padarysit. Ar tas jisai ir čia vaikščios ir, kaip pavyzdžiui, įpūtė vorą ir jūs jo nepaėmėt, nesutraiškėt, neišmetėt atgal į lauką, o tiesiog jūs žiūrit, o jisai pradeda pint voratinklius. Ir tada taip, čia ne aš kaltas, o čia jisai, va čia atėjo ir daro savo tvarko, bet čia yra jūsų namas, čia yra jūsų sienos. Tai jūs sprendžiat, ką daryt net su to, kas netyčia ėjo į jūsų namą. Nes jūs visada galite susidraugauti, jūs visada galite išvyt, jūs visada galite tiesiog dar komunikuoti kažko naujo, išmokti iš to žmogaus ir tada arba išleisti, arba kartu kurti gerbuvį kažkokį. Ir tiesiog ieškot būdų prisimti atsakomybę už savo gyvenimą.